Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Labą dieną, brangus, mylimi ir pasilgti TV3 žiūrovai. Namų idėja su IKEA ir vėl jūsų namuose. Ir mes norime pasidžiaugti 10-ojo jubiliejinio sezono paskutinė laida, paskutinis 9-asis epizodas. 9 mano mylimiausias skaičius. Ir ši laida bus tikrai ypatinga. Anastasija, kai pagalvoju, kiek mes visko gražaus esame per šį sezoną sukūrę ir kiek daug gėrio suteikia žmonėms. Tu labai teisus. Iš tikrųjų, mes apsilankėme daugelį namų, daugelį žmonių padarėm gyvenimus dar gražesnius, įkvėpėme juos ir kas svarbiausia, kad be didelių išlaidų ir remonto. Ir kapitalinių remontų šitas bjaurus žodis, kuris daug streso kelia ir daug dulkių kelia. Ir mums niekada, kaip pagalvoju, netrūksta nei kūrybiškumo, nei komandiškumo, kaip ačiū visai dizainerių IKEA's kompanijai. Ir iš tikrųjų dabar mes sėdime vienam iš kūrinių, kadaise sukurtų kartu, ir pats laikas atskleisti, kur esame. Atskleiskime. Mes esame Vilniaus miesto krizių centre, kur turime tikrai ypatingą misiją, visiškai su tavim sutinku, padaryti šį centrą jaukų, gražų, kad čia ateinantis žmonės pasijaustų kaip namie ir galbūt net įkvėpti mūsų žiūrovus, pasisemti idėjų iš čia irgi savo. Dabargi gruodžio mėnuo pasiekia šventės, tik pradeda įsibėgėti ir tokia šventinė nuotaika ir mūsų laidoje. Ir jie, kaip minėjau, bus nepaprasta, ypatinga ir reikia džiaugtis, reikia švęsti ir šis jubiliejinis 10-as sezonas vertas šito šventiškos gaidos. Pats laiks pažiūrėti, kiek visko mes sukūrėme per šį sezoną. Per šiuos metus padarėm išties daug. Keitėme virtuves, įnešėm džiaugsmo į vaikų kambarius, atnaujinome svetaines ir miegamuosius. Kiek nesuskaičiuojamų patarimų, idėjų ir nesuvaidintų emocijų. Pažvelkime, kągi mums pavyko nuveikti. Tai štai, mėlyje, kiek mes visko sukūrėm, privyrėm ir gėrio atnešėm į žmonių namus. Ane, Anastasija, turime šiuo metu džiaugsmą susipažinti su Vilniaus miesto krizių centro direktorės pavaduotoja Rūta. Labai malonu susipažinti. Man irgi labai malonu, sveiki. Labai džiaugiamės matydami čia jūs, nes draugystė su IKEA mums be galo svarbi, naudinga ir reikalinga. Ir dar šita draugystė ilgai tęsiasi. Ir galite trumpai papasakoti, kuo ypatinga yra šio centro misija? Na, tikriausiai pats žodis krizė jau nurodo, kad čia atvyksta žmonės patirdami įvairias krizinės situacijas. Ir dažniausiai viena iš krizių yra smurtas. Ir mes suteikiam laikiną prieglobstį ne tik moterims ir vaikams, bet ir vyrams su vaikais patyrusiems smurtą. Taip, Rūta, iš tikrųjų labai džiugu, kad jau ne vienerius metus namų idėja su IKEA dirba su šiuo centru ir netgi šita aplinka yra sukurta praėjusiais metais, o atrodo tarsi vakar. Taip, tu visiškai teisus. Tai čia mano yra ne pirmas projektas, aš jau esu prisidėjusi su visa IKEA's dizainerių komanda. Atnaujinom jau apie 60 erdvių Vilniaus ir Kauno krizių centruose. Tai yra gyvenamosios patalpos, kambariai, kur mamos su vaikais leidžia laiką, tada yra bendros erdvės, kur vaikai žaidžia.
mokinasi, bendrauju su socialiniais darbuotojais, taip pat virtuvės, kas labai svarbu, nes jos turi būti ergonomiškos, patogios, kad mamos galėtų gaminti tinkamą maistą ir tai daryti patogiai. Aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad galim ir toliau tęsti šią gražią, prasmingą misiją ir Vilniaus miesto krizių centrui atnešti daugiau šilumos, džiaugsmo ir žmonių, kurie čia gyvena gyvenimą, padaryti daug gražesnių ir prasmingesnių. Rūta, mes atskridome čia, kad vėl kažką sukurtume gražaus. Žinome, kad ne vieną erdvę šitoj paskutiniai jubiliejinio sezono laidoj mes ketiname įkurti. Kokios tos erdvės? Tikrai taip, ne vieną erdvę. Tai paskutiniai gyventojų kambariai ir dar viena mums labai svarbi erdvė, tai yra priėmimo kambarys, kuriame susitinka daug specialistų, kur atvyksta šeimos ir jų pažintis su mūsų krizių centru prasideda būtent nuo tos patalpos. Puiku, misija laukia išties prasminga. Kaip visuomet, išsiaiškinkime visus poreikius ir galėsime kibti į darbus. Pradėkime nuo susitikimų erdvės. Tai turėtų būti didelis stalas, už kurio galėtų visi susėsti, pasikalbėti apie problemas, taip pat, kad būtų patogu ir dokumentus užpildyti. Na ir kad tas kambarys mūsų priėmimo neturėtų būti labai oficialus. Jis neturėtų labai žmonių į rėmus statyti, nevaržyti. Kad tai neatrodytų kaip labai griežta įstaiga, nes taip nėra. Aiškiau ir būti nebegali. O dabar pereikime prie gyvenamosios erdvės poreikių. Tai jeigu trumpai tariant, kad tai nebūtų valdiškas kambarys, kai eini į tokį nuasmenintą kambarį, kur yra pora lovų, spinta, viskas pilka, vienoda, tvarkinga, bet pakankamai nyku. Taip, kad pakankamai ilgai tam kambarį gyvena ir dėl to mums iš tikrųjų labai svarbu, kad erdvė būtų nuotaikinga, gerinanti nuotaiką, žmonės jaustųsi ten jaukiai ir patogiai. Norėčiau paklausti apie tą kambarį, kokia yra ten situacija, kokią šeimą planuoti ten apgyvendinti. Tai planuotume ten apgyvendinti nemažą šeimą, nes tai yra vienas iš didesnių kambarių. Tai turėtų būti pakankamai vietos ir atsigulti, ir vaikams pažaisti, na ir turbūt ir pailsėti. Kaip mūsų mylimiausias šūkis šiuose iššūkių kelyje, mes nebijome iššūkių, mes jų laukiame. Taip. Kibkime į darbą. Kibkime į darbus. Darbai prasidėjo, laukia intensyvios pokyčių dienos, per kurias abi erdves pakeisime neatpažįstamai. Į pagalbą krizių centre susirinko gausus būrys savanorių. Iniciatyvos Pastebėk smurtą marškinėliais pasipuošusių IKEA darbuotojų. Pastebėk smurtą ilgalaikė iniciatyva, kuria IKEA siekia atkreipti visuomenės dėmesį į smurtą artimoje aplinkoje ir paskatinti nelikti abejingiems, imtis veiksmų bei kurti pokytį drauge. Viena iš šio judėjimo krypčių – interjero pokyčiai krizių centruose. IKEA kartu su partneriais jau 5 metus padeda atnaujinti krizių centrų erdves ir kuria saugesnę bei jaukesnę kasdienybę šeimoms, tiesiogiai susidūrusioms su smurtu. Prie krizių centrų atnaujinimo gali prisidėti bet kuris IKEA darbuotojas. Kaip matome, jie dirbo susitelkę ir entuziastingai. Renka ir montuoja baldus, valo ir tvarko erdves, dekoruoja aplinką detalėmis, kuriančiomis namų jausmą ir jaukumą. Kiekvienas prisidėjo savo rankomis, kad atnaujinimas vyktų greitai ir sklandžiai. Pamažu erdvės ėmė keistis, šviesėti, įgauti formą ir charakterį. Ir štai darbas baigtas. Erdvės paruoštos, o dabar metas svarbiausiam momentui. Jau tuo išvysime, kaip jos atrodė prieš ir kokiu neįtikėtinu pokyčiu tapo šiandien. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.
IKEA dizainerė Anastasija, padedama būrio IKEA darbuotojų, jau įrengė Vilniaus miesto krizių centro erdves. Na ką, atėjo lemiama akimirka. Prašau, ateikite. Labą dieną. Laukiam jūsų. Ateikit. Kilimų, dėžuotų, spalvingų, atsargiai žirafas miega. Šita Kaip gražu. vieta yra naujai kurti namai. Rūta, kur jūs? Jūs pasimetusi. Aš tarp šitų žirafų, kaip Afrikoje, klausykit, kaip gražu. Taip, truputį kaip savanoj. Tikrai labai spalvinga, labai gražu ir aš manau mūsų vaikams, kurie čia bus su tėveliais, tai bus wow. Šitam kambarį numatyta viskas. Įsivaizduok, kad tu ateini į savo mažą jaukų butuką, tai turi prieš kambarį nedidelį, veidrodį, nusiauti, palikti batus, tada spinta, kurie susidedi daiktus. Tada tu ateini po darbo, nori vakarieniauti. Tai spintoje mes turim šaldytuvėlį, mikrobangę, kur mama gali pasišildyti maistą savo, vaikui. Tada mes valgomajam pavalgom su vaikais ir turim dar nedidelę svetainę. Tai čia yra sofa lova, kuri išsiskleidžia ir mama čia gali arba... Numatyta yra, kad čia yra mamos erdvė, tai mama čia gali miegoti. Arba su vaiku, jeigu bus daugiau vaikų, arba viena turėti savo tokią erdvę. Tada čia šalia gali miegoti ryškioj šitoj gražioj lovytei jos kūdikėlis arba vyresnis vaikas, nes šitoj lovytei, kas yra labai gerai, šita sienelė nusiema. Tai čia gali vaikas jau vyresnio amžiaus pats įlipti, arba jeigu mažiukas, gali jį čia prižiūrėti mama. Kaip mato, taip pat kiekviena zona turi savo, kadangi čia yra vienas didelis kambarys, tai kad ir vaikam, ir mamai būtų patogu, visur yra numatyta savo tokia erdvė. Tai mama turi ir savo naktinį staliuką su apšvietimu, vaikas turi tą patį. Dar kas labai svarbu paminėti, kad ryškios spalvos mažiem vaikam. Jiem yra patogiau orientuotis erdvėje, nes jie mato geriau ryškias spalvas. Žalia lovytė, mano lovytė, taip? Taip. Vyresni vaikai taip pat turi 2-aukštą lovą. Kiekvienas turi savo atskirą erdvę su lentynėlė, su apšvietimu, kur galės įsijaukinti vakarais, skaityti knygeles. Taip pat turi nedidelę žaidimų zoną, kur galės daryti ir užduotėlės arba namų darbus. Iš tikrųjų apie viską pagalvota, tai kaip matot, visi baldai yra užapvalintais kampais, saugu vaikams yra naudotis. Taip pat, kaip gali matyti, yra daug vietos pasidėjimui, nors jinai nėra labai ryški. Jinai nepuolė akis, nes turim labai didelę spintą, mūsų spintos pak sistemos, kur yra numatyta daug daiktų pasidėjimų pasikabinimui, stalčių, kur galės tikrai ir mama vaikų rūbų susidėti, ir savo, ir visiems turėtų užtekti vietos. Taip pat yra numatyta nedidelė vieta žaislam laikyti čia šalia. Tai apie vietą, susidėjimą ir tikrai yra pagalvota. Aš visą laiką svajojau turėti šitą 2-aukštę lovą, beje, įsipildė svajonę su dukra. Ir jinai irgi lipdavo visą laiką antram aukšte miegoti. Taip, taip. Tai aš jau užsiėmiau. Jūs čia? Aš gal čia. Mes turime dar vieną erdvę. Taip. Aš nepamiršau, mes nepamiršom. Ir aišku, kad labai laukiam, smalsu, Anastasija. Mes paskui tave. Keliaukim. Koks nuotaikingas kambarys. O dabar nekantraujame išvysti, kaip pasikeitė bendroji erdvė. Keliaujam. Drąsiai. Eik, tu ai, čia yra ofisas, poilsio vieta. Čia yra žiemos sodas, beje, kabantis žiemos sodas, čia yra konferencijų salė, ten galeriją mes galim atidaryti. Taip. Aš pasimetęs, žinau, aš tikrai nesuprantu, čia atrodo daugiau negu kad 4 kampai.
Aš tau papasakosiu, Gerai. kad nepasimestume, visi jau matau. Rūta sužavėta tikrai. Čia, žinokit, neliko žodžių. Bet iš tikrųjų. Iš tikrųjų. Iš tikrųjų, planuodami su dizainerių komanda stengiamės. Tai manau, kad tikrai pavyko įnešti šitą kambarį gyvybės per augalus, per tekstilę. Atnaujinom jūsų buvusią užrašų lentą. Tai atnaujinom dabar, ant jos galima laikyti daugiau daiktų. Tai mūsų yra Skadis šeima perforuotųjų lentų, kur galima pasidaryti visokių variacijų, dokumentam laikyti, žurnalam, knygoms net pasidėti. Tada pagerinom daiktų laikymo vietą darbo zonoje. Darbo zona taip pat, įdėjom kilnojamus stalus, nes žinom, kad pamaina ilga yra darbuotojų, tai labai patogu ir sėdint dirbti, ir atsistoti. Ergonominės kėdės su aukštu atlošu pastatėm ir grindis užklojom apsaugančių patiesalų. Viskas apgalvota, kaip turi būti, ergonomiškoj, tvarkingoj darbo vietoj. Perkeliam daiktų aplankų saugojimo vietą nuo šitos sienos čia šalia, kad būtų patogiau pasiimti ir prieiti prie visų dokumentų ir daiktų. Stalas, tai. Ne, tik stalo neužtenka, čia rimta įstaiga. Taip. Aš turiu minį ten, kur vyksta raštai, procesai. Taip. Tu turi atsisukti, kad nereikėtų gaišti to laiko. Taip, būtent. Taip, labai gerai pastebėjai. Iš esmės, pati vieta, kur atvažiuoja žmonės ir tas pirmas susitikimas įvyksta, liko čia pat, užėjus. Bet jinai pasikeitė, nes visa aplinka, atmosfera aplink pasikeitė. Jinai tapo truputį jaukesnė, nes kėdės paminkštintos, jos taip pat susideda viena ant kitos. Numatėme apšvietimą, kuris pagerintų ir pajaukintų šitą patalpą. Tai ten, kur dokumentus bus saugykla ir spausdintuvas, yra papildomas apšvietimas numatytas. Čia ir spausdintuvas, ir spintos, ir kampas, ir stalas, ir stalai, ir gėlės turi savo apšvietimus. Rūta, o jūs čia būnat, gyvenat, sėdit? Čia aš ne, čia sėdžiu. Ne jūsų valdos. Ne mano, bet žinokit, pavydžiu. Jo, aš va tą pastebėjau jūsų akiniuose. Ir pasakyt, kad čia nuostabu, tai nieko nepasakyti iš tikrųjų. Labai smagu, kad pavyko taip nustebinti. Tikrai. Kaip visada. Ir siurprizai to nesibaigia. Mes norėtume prie mūsų komandos pakviesti prisijungti IKEA rinkos vadovę. Jolita! Užeikit! Sveiki. Sveiki, jūs apsipirkot, Aš su dovanom, taip, žinoma, iš IKEA'os. Manau, dar papildys ir šį kambarį, ir šį centrą. Oi, Labai sunku, tai dedu iš karto ant Gal žemės. galiu aš jums palaikyti, pasižiūrėti Prašom, ir pasidžiaugti. Saučiai ir papu. Su artėjančiom, o Jėzus, su skaniom. Jolita, vis pirma norėjom jūsų paklausti, kodėl IKEA imasi tokios nepatogios temos kaip smurtas artimoje aplinkoje? Iš tiesų, tema tokia jautri ir nėra labai patogi. Mes esame namų gyvenimo ekspertai ir liūdniausia, toks tikrai negalėjom pražiūrėti, kad smurtas artimoje aplinkose ir vyksta namuose. O mes, žinot, IKEA vizija yra kurti kasdienį gražesnį gyvenimą namuose. Ir kai vyksta tokios sunkios situacijos, paliečiama labai daug artimų žmonių, ypač vaikai. Tai mes tokie, sakom, neliekam nuošaly, rūpinamės namais, bet ne tik išorę, bet ir tai, kas juose vyksta. O konkrečiai, kokių iniciatyvų jūs imatės? Tai mes dirbame keliomis kryptimis, tai pirmiausia edukuojame ir, kaip sakiau, norime garsiai kalbėti, kad kuo daugiau žmonių žinotų apie šią problemą ir kad žinotų, kad yra va tokios vietos, kur galima sulaukti pagalbos. Tada dirbame su krizių centrais ir va, kaip šią patalpą
atnaujiname jas, paverčiame tokiais jaukia aplinka, įkvepiančia Kaip jau, aplinka. a? Taip. Chebras darbas, iki. Taip, kitko ir nesitikėjau. Ir dar, žinoma, dirbame su savo darbuotojais. Mes tikrai darome daug projektų vidinių ir žinome, teikiame pagalbą, jeigu reikia. Jolita, šis Vilniaus miesto krizių centras, aš jaučiu, jūs jaučiatės irgi kaip namuose, nes čia daug visko yra prikurta, pridaryta. Tikrai jau užbaigiam paskutinius kambarius, kuriuose apsistos šeimos ir aš esu tikra, kad net laikini namai bus saugus, įkvepiantis kažkokiai galbūt naujai pradžiai, kuri galės prasidėti jau už krizių centro ribų. Taip, mes esame pabaigę tikrai irgi nemažą krizių centrą Kaune, tai mes jau skaičiuojame virš 1000 kvadratinių metrų. Visose tose iniciatyvose sudalyvavo virš 300 darbuotojų. Esam tikri, kad tai tikrai ne pabaiga, nes situacija nėra iki galo išspręsta, ar ne? Tai dirbsime toliau. Jolita, o aš pratęsiu jūsų mintį. Ačiū, mes, brangūs žiūrovai, su jumis irgi neatsisveikinam, nepaisant to, kad tai yra paskutinė 10-ojo sezono laida, bet ačiū, kad buvote, stebėjote, džiaugiatės procesais ir rezultatais, jaučiame, kad buvot ir įkvėpti, pasisėmėt naujų idėjų ir būkite laimingi, saugokite save, artimuosius, su artėjančiom šventėm jūs visus. Namų idėja su IKEA sako iki kito sezono. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.